Išnykusi migrena. Tądien, išleidęs pacientą ir ruošdamasis priimti kitą, dešinėje krūtinės pusėje pradėjau jausti nedidelį spaudimą. Kadangi esu įpratęs stebėti savo būsenas ir jutimus, netrukau suvokti, kad tai ne mano. Kieno tai ir kodėl? Dar kelios akimirkos ir atsivėrusios durys atsakė į erdvėje pakibusi klausimą. Įėjęs žmogus buvo prisimerkęs ir akivaizdžiai kentėjo. Pokalbiui prasidėjus ir aptariant jo patiriamus pojūčius šalia klasikinių ir dažnai minimų migrenos simptomų, tokių kaip silpnumas, pykinimas, lokalizuotas galvos skausmas ir kiti, pacientas paminėjo visuomet lydinti dešinės krūtinės pusės ar visos krūtinės spaudimo pojūtį. Mano netikėti pojūčiai krūtinėje man buvo eilinis patvirtinimas, kad dirbant būsenoje dėmesingai ir su empatija, informacija mus pasiekia visais įmanomais kanalais. Šie galvos skausmai pacientai jau vargino daugiau kaip metus. Prasidėjo nuo karto ar poros kartų per mėnesį, po didelio streso, paskutiniu metu padažnėjo iki karto ar 2 per savaitę. Lyg iš niekur, bet visada su aura. Matydamas, kad tradicinis gydymas nelabai padeda, o nuskausminamųjų dozės didėja, žmogus nusprendė ieškoti kitokios pagalbos. Apžiūrėjusi ir vertinusi viso kūno būklę, buvo matomas ir jaučiamas bendras organizmo sujaudinimas ir hipertonusas, kvėpavimo funkcijos sutrikimas, dešinės pusės tam tikrų diafragmos dalių įtampa, pečių ir kaklo raumenų tonuso padidėjimas dešinėje, bei kaukolės audinių ir raumenų asimetrija. Daugelis šių disfunkcijų audiniuose susiformavo kaip organizmo kompensacija. Pradėjus taikyti globalią ir lokalią pagalbą, audiniai netruko sureaguoti. Į ramybės būseną ir globalias atsipalaidavimo technikas pirmiausia sureagavo vegetacinė nervų sistema ir kvėpavimo organų funkcija. Atsipalaidavo diafragma, savoji kaklo fascija ir mentinė raktikaulio sausplėvė. Su kiekvienu ciklu besikeičiantis kvėpavimas, taikomos kaklo ir kranialinės technikos padėjo atsipalaiduoti giliesiems kaklo laiptiniams, stuburio kaklinės dalies tarpslanksteliniams ir kitiems raumenims, kaukolės pamatui, aplinkiniams audiniams, bei susibalansuoti simpatiniai ir parasimpatiniai nervų sistemai. Jau gulėdamas ant procedūrų stalo, pacientas pradėjo jausti globalius ir lokalius pokyčius kūne, lengvumą ir kūno ribų išsiplėtimą, skausmo nykimą ir palengvėjimą. Sugrįžęs antrą kartą džiaugėsi, kad po apsilankymo visą savaitę išnykę skausmai negrįžo. Apsilankęs 3 kartą po poros savaičių prisiminė, kad tų 2 savaičių bėgyje lyg buvo pajautęs galvos svaigimą, bet prisiminus rekomendacijas ir skyrus laiko savo viskas nurimo ir išnyko. Išnyko ir pacientas. Išnyko kaip migrena. Apie išnykusią ir jau metus nesugrįžusią migreną sužinojau praeitą savaitę, kai netikėtai beveik po metų susitikome parduotuvėje.